Taigi, brangieji, keliu šią vietoj taurės puodelį už mokslo ir žinių dieną. Ir žinot ką, noriu aš tai paminėti ir tuo pačiu pasveikinti jūs. Kodėl man ši diena svarbi? Visos dienos svarbios, bet mes mokinamės nuo pat gimimo. Iš pradžių mes mokinamės kalbėti, žengti pirmuosius žingsnius, vėliau pažinti. Vėliau mokykloje tas žinias dar labiau gilinam, universitete užsidedam dar didesnę žinių bagažą, žinių naštą. Ir toliau einam į gyvenimą, toliau mokinamės mylėti, pamilti, priimti tą pirmąją savo meilę, pamilti savo vėliau jau šiek tiek žmoną ir vyrą. Vėliau mes į mūsų gyvenimą pasikviečiam, ateina tiksliau mūsų vaikai, gimsta mūsų vaikai, mes mokinamės juos mylėti, mes mokinamės tapti tobula mama ir tobulų tėčiu, arba taip, kaip gaunasi kiekvienam. Dar vėliau mes mokinamės būti naudingi gyvenime. Tai, ką daro, mus tarsi jau pradeda netenkinti ir ateina noras, ypač po 40, o ką aš galiu dar globalesnio duoti šiam pasauliui, per save, per tai, ką aš moku geriausiai. Ir taip gilėja gimsta mūsų savirealizacijos. Taip, tai čia aš tiesiog sveikinu išdrįsusi tai žengti ir tuo pačiu save sveikinu išdrįsusi žengti į savirealizaciją. Žmogus per gyvenimą gali realizuoti 3 talentus, pačiu geriausiu variantu. Bet grįžtam prie to mokslo ir žinių dienos. Kodėl aš ją švenčiu? Taigi mokinamės toliau, ar ne? Gilinu savirealizacijos žinias. Man atrodo, kad dar tai reikia sužinoti, dar iš tas kursus, iš tą programą nueiti. Ir vėl mokinamės. Ir ateina laikas, ateina branda, mes laukiam anūkų ir mokinamės juos mylėti. Žinot, ir ateina ta diena, kai mes greičiausiai turim pakeisti savo kūno formą, kažkur išeiti, kad vėliau vėl ateiti. To niekas nepatikrins, kaip ten yra po to. Bet tikriausiai, kai ateina tas momentas, žmogus, gal aš bandau spėti, dar tas momentas man prieš akį, o ką aš išmokau per gyvenimą? Tas klausimas geras, bet aš užduosiu kitą klausimą. O ką aš patyriau per gyvenimą? Aš galiu mokintis ir tas mokymosi procesas man duotas ne šiaip sau, kad aš kažką pasiekčiau. Kai aš kažką pasiekiau, aš siekiu dar. Brangiai. Ir čia yra pamirštas vienas momentas. Pasidžiaugti tuo, ką aš pasiekiau, nes mes į gyvenimą ateinam, negaliu sakyti, nemokintis. Mes ateinam mokintis, bet ne tai. Ne ta pagrindinė mūsų užduotis. Mes ateinam mokintis, ateinam pasiekti, mes ateinam patirti. Bet tai yra esmė, ko mes ateinam iš tą gyvenimą. Mes ateinam patirti. Ir tai, ką mes renkamės, patirti ar džiaugsmą, ar sunkumą. Mes mokinamės su sunkumu, su įtampa, laikom egzaminus, ar ne, kas prisimenat. Ir gyvenimą laikom ne tik universitete ir mokyklo egzaminus, mes visą gyvenimą laikom egzaminus. Kai ateina krizė šeimoje, tai yra egzaminas. Kaip aš išlaikysiu, aš išlaikau nuo savo, priklausomai kaip aš reaguoju. Kiek aš esu sąmoninga, taip, kiek aš išmokau dvasios pamokų. Tai brangiai, ką aš noriu atnešti, kokią žinutę šiandien noriu atnešti ir moteriams, mano klientės dažniausiai moteris, bet ir vyrams. Pasidžiaukit mokymosi vaisiais ir rezultatais. Stabtelkit atšvęsti ir ne tik rugsėjo 1, kaip oficialią mokslo žinių dieną. Kai tik kažką išmokot, atšvęskit. Čia kaip vaikas išmoko vaikščioti, jisai krykšto, jisai džiaugiasi. Jo toks šventimas. Taip, jisai išmoko kalbėtis, vėl krykšto, jie džiaugiasi. Išmoko naują žaidimą, jisai džiaugiasi natūraliai, nuoširdžiai. Brangiai išmokim sustoti. Oi, mano natūraliai širdutė gausi. Ir pasidžiaugti tuo, ką aš jau pasiekiau. Nes jeigu aš jau turiu šeimą, aš moku ją pritraukti, aš išmokau mylėti, todėl aš radau savo antrą pusę. Taip. Mano vaikai užaugo, jie kažką tai veikia gyvenime. Nes aš juos išmokinau to. Taip. Aš esu tame prisidėjus. Sustokit. Raskit akimirkas ir pasidžiaukit tuo, kai jau išmokot. Nes jeigu jūs visą gyvenimą tik mokinsitės, ateis laikas išeiti. Tada jums nebus noro džiaugtis, nes jums gaila bus išeiti ir žinot dėl ko.
dėl to, kad jūs nesustojat ir nepasidžiaugiat. Jūs tik siekėt mokslo ir žinių gebėjimo gylio. Jūs tik siekėt. Bet ar atšventėt tai brangiai aš skatinus, atšveskit ne tik šiandieną. Kažkas pavyko, kad ir nepavyko, jūs iš to pasimokinot. Atšveskit širdį, viduj, atšveskit tai, kas jums yra šventė. Galbūt tai yra tik atsisėdimas ant suoliuko, įkvėpimas gryno oro ir tos akimirkos pamatymas. Tai jau yra šventė. Tai ką, brangiai, šveskim gyvenimą, šveskim savo žinias, įprasminkim jas, pastebėkim, kur mes jas padėjom. Taip? Taigi linkiu švęsti ne tik šią dieną, bet ir visą savo gyvenimą per tas mažas pasidžiaugimo akimirkas. Su jumis buvo Lina Lasi ir vedu savo klientus švęsti savo gyvenimą. Vedu savo moteris švęsti savo gyvenimą. Taigi jūs mokinkitės per save, per savo mokytus ir švęskit savo gyvenimą.